Paruošėme jums video apie genų modifikaciją. Šiame video aptarsime įvairiausius genetinės modifikacijos aspektus – gerus, blogus, pelningus, nuostolingus, na ir dar trumpai apie klonavimą. Prieš pradedant video norim paminėti, kad šiandienos video filmuosime bibliotekoje, todėl mes turime būti labai tyliai. Pradėsime nuo pagrindinių klausimų, į kuriuos atsakys Tauras. Kas tas GMO? GMO yra organizmai, kurių genetinė medžiaga, kitaip tariant DNR, buvo dirbtinai pakeista. Kokia GMO prasmė? Tai daroma tam, kad organizmas įgytų tam tikrų naudingų savybių. Pavyzdžiui, mokslininkai gali pakeisti augalų genus taip, kad jie būtų atsparūs kenkėjams arba sausrai. Tai leidžia ūkininkams užauginti daugiau derliaus ir sumažinti nuostolius. Yra ir tokių augalų, kurie buvo modifikuoti tam, kad turėtų daugiau vitaminų. Pavyzdžiui, kai kuriems augalams ir gyvūnams pasiekti norimas savybės taikoma dirbtinė atranka. Jei norime, kad augalai būtų atsparūs ligoms, o mėsiniai galvijai greičiau augtų, taikoma šita technologija. Vis dėlto, palankios mutacijos pasitaiko santykinai nedaug, todėl siekiant spręsti šią problemą ir pagreitinti dirbtinę atranką, imti dirbti su genetiniais pakeitimais, kad būtų sukuriama daugiau įvairių fenotipų. GMO galima plačiai pritaikyti žemės ūkyje, medicinoje ir pramonėje. Žemės ūkyje genetiškai modifikuoti augalai gali padėti kovoti su ligomis ir kenkėjais. Medicinoje GMO technologijos leidžia kurti naujus vaistus ir net galimybės gydyti genetinės ligas. Vis dėlto genetinės modifikacijos kelia ir nemažai klausimų. Viena iš problemų yra ta, kad keičiant DNR ne visada galima tiksliai numatyti visus padarinius. Gali atsirasti netikėtų mutacijų ar ilgalaikių pasekmių, kurių iš karto nepastebime. Yra buvę atvejų, kai genetiškai modifikuoti augalai buvo sukurti taip, kad būtų atsparūs kenkėjams. Tačiau po kurio laiko kai kurie vabzdžiai prisitaikė prie šių modifikacijų ir tapo dar atsparesni. Taip pat labai svarbus yra etikos klausimas. Ar mes turime teisę keisti gyvūnus vien tam, kad jie būtų naudingesni žmogui? Pavyzdžiui, kai kurie gyvūnai, ypač paukščiai, kaip vištos, yra veisiami taip, kad labai greitai augtų ir turėtų daug mėsos. Tačiau dėl to jų kūnas kartais nebeatlaiko tokio svorio, jos patiria sveikatos problemų ir net sunkiai juda. Tai parodo, kad efektyvumo siekimas gali turėti neigiamų pasekmių. Biotechnologija turi ir daug teigiamų aspektų. Ji leidžia gaminti daugiau maisto, augančiai pasaulio populiacijai, sumažinti pesticidų naudojimą ir kurti naujus gydymo būdus. Kalbant apie tai, kaip vyksta genetinė modifikacija, procesas iš esmės susideda iš kelių žingsnių. Mokslininkai identifikuoja geną, kuris atsakingas už tam tikrą savybę. Jį išskiria ir įterpia į kito organizmo DNR. Taip, naujasis organizmas įgyja tą savybę. Klonavimas yra šiek tiek kitoks procesas, tai yra identiško organizmo sukūrimas iš vienos ląstelės. Mokslininkai taip pat dirba ties labai ambicingais projektais, tokiais kaip išnykusių rūšių sugrąžinimas. Pavyzdžiui, yra tyrimų susijusių su mamutų DNR atkūrimu, naudojant išlikusius genetinius fragmentus ir artimų ryšių kaip dramblių genus. Nors tai dar nėra pilnai įgyvendinta, tokios idėjos rodo, kiek toli pažengia genetinė technologija. Ką čia veikia? Aš čia esu. Ką tu čia veikia? Ne, tai aš pirmas klausiu, ką čia veikia? Ką tu čia veikia? Ką tu čia veikia? Aš čia esu. Aš ką tu čia Gal jau veikia? baigiam šitą video? Kas? Video? Kokį video tai? Ne, jis ką tai čia buvo? Aš Tu jį matei? nematau. Tu jį matei, nu? Genetinės modifikacijos suteikia žmonėms galimybę keisti gyvybę taip, kaip anksčiau galėjome tik įsivaizduoti. Tačiau, kuo daugiau galios įgyjame, tuo svarbiau tampa suprasti jos pasekmes. Todėl svarbiausias klausimas nėra tai, ar galime keisti gyvus organizmus, o kaip atsakingai ir atsargiai tai darysime. Ačiū, kad žiūrėjote.
Tikiuosi, ką nors naujo išmokot arba prisiminėt. Iki kito karto.